Labas, Juliau. Labas. Malonu pas tavęs apsilankyti. Malonu. Čia mes esam įmonėje Stido. Tai dabar mano pirmas klausimas yra, kas yra Stido? Ką reiškia? Stido? Stido yra 3 įkūrėjų pavardės. Nu tai čia tai banaliai, ne? Kaip, viskas. Pirmas raidės. Pirmas raidės. Ir ką jūs veikiat? Mes gaminam plastiką sustiprintą pluoštai. Stiklo pluoštą, anglies pluoštą. Jūsų pradžia prasidėjo 2018 metais ir praktiškai nuo 2018 metų, nuo nulio, jūs šiandien praeitais metais jūs pasiekė 2,5 milijono apyvartą. Jo, mes visi 3 turim kelias įmonės kartu, tai ten bendroj krūvoj sudėjus keli milijonai yra, bet šitą įmonę 2,5. Ir šiandien dirba čia žmonių kiek? 40. Nu, va, prašau. Julius kuklinas iš tikrųjų sakydamas, nu čia stiklo pluoštą mes darom, bet jie čia daro labai įmantrius dalykus. Dabar neseniai vaikščiojom ir žiūrėjom, jis pakėlė, sako, čia Mercedes automobiliui bagažinė yra. Tai jie Mersams daro detalės, o apie dar NATO ir kitus dalykus mes dar pakalbėsim, ne kažkiek. Tai dabar čia kur mes esam? Čia gamybinis cechas didelių detalių. Didelės tai yra, kur vežam sunkvežimiais ir negabaritiniam platformom. Tai jachtos, jachtų detalės ir arba automobilių korpusai. Darom greitosiams ir policijos automobiliams patį korpusą. Specialios paskirties mašinos. Jo, specialios paskirties transporto. Ir čia viskas sudėliojot, sulipdot, padarot prototipus kažkokius, ne? Jo, ne tai, kad prototipai dažnai būna ir serijinė gamyba, šimtais būna užsakymai, gaminam ir siunčiam į surinkimo linijas ir jie ten jau pabaigė surinkti, sumontuoja įrangą, užmontuojant važiuoklės ir padaro automobilį iš tų detalių. Kaip pavyko tokius užsakymus gauti? Žinau, tiesiog reikėjo ieškoti. Sunku net pasakyti pradžioje, iš tikrųjų visą laiką dirbom su vienu klientu. Kai nusprendėm plėstis, labai paprastai tiesiog per Google bandėm ieškoti, kam galėtų prireikti. Ir tada skambinau, klausiau, prašiausi į svečius, važiavau, šnekėjau, po vieną ir sukaupėm. Ar aš teisingai vakar išgirdau per spiečius, per tą mūsų samitą, kad tu esi kalbėjęs su NATO vadovybės vyrais? Jo, praeitą vasarą teko dalyvauti tokiam renginį. Buvo labai greitų laivų gamybos forumas ir ten mes turim gana stiprius tokių laivelių gamintojus Europoje ir buvo atskridę Kanados ir Amerikos specialiųjų pajėgų vadai, buvo Lietuvos ir ten labai aukšti buvo NATO karininkai ir jie tarėsi dėl galimo bendradarbiavimo, perkant tos labai greitus katerius tokioms specialioms misijoms. Ir tie kateriai būtų gaminami čia? Ne, mes jau gaminam nuo 2018 metų detalės jiems. Jie ne visą katerį, bet pagrindinės detalės, kurios leidžia misiją ant vandens, tokiu greičiu, kokiu jinai vyksta šiais laikais, išlaikyti kareivį ant vandens, tarkim, 2 valandas. Realiai, be tų detalių, kurias mes gaminam, kareivis toj valtį tokiu greičiu prarastų sąmonę per 10 minučių. Jo, ten yra plaukiant 150 km per valandą greičiu, į vandenį ta valtis taip daužosi, kad ten yra 10G apkrova eina į kojas ir tu tiesiog nualpsti per 10 minučių. O dabar, pavyzdžiui, jūsų produkcija gaminama į kiek šalių išvažiuoja? Realiai mes eksportuojam pagrindai į Švediją, o Švedijoje klientas jau rūpinasi platinimu, tai žemėlapis beveik visos specialiosios, draugiškos specialiosios pajėgos. Yra ir Australija, Kanada, visos Europos šalis, Lietuva tame tarpe, Indija mačiau.
Praktiškai. Plačiai eina. Bet jūs darot ne tik tai specialius dalykus, ne, kas reikalinga ir laivam, bet jūs rūpinatės ir kasdieniais reikalais, ne, kaip pavyzdžiui dušo kabinos, Jo. kur prausėsi NATO vyrai. Nežinau, vis tiek susieina į karius. Į karius. Dušo kabinos specialiai nėra tam sukurtas. Pats kažkada, turėdamas laisvo laiko, savo rankom sulipdžiau modelį tos dušo kabinos iš nieko, iš kažkokios pintelės iš baldo. Padarėm formą. Buvo toks sėkmingas modelis, kad pardavėm tikrai ne vieną, jau 1000 jų. Ir labai geras sprendimas tiem nameliam, kurie yra kilnojami. Moduliniai nameliai. Jo, moduliniam nameliam. Daug ką darom Dakaro raliui. Buvo, čia labai įdomu. Žiūrim per televizorių ir džiaugiamės, labai tinka pamotivuoti mūsų darbuotojus. Vat sako, mūsų mašina. Aha. O tai gal ir Rokas vienas iš užsakovų yra, ar dar ne? Mašinos identiškos Roko, Aha. bet pats Rokas ne. Jisai dirba su komanda, kuri gaminasi detalės kažkur kitur. Gelažnikai turbūt. Nu, mes su patiniu galiniu klientu nedirbam. Mes dirbam su komanda, kuri nuomoja mašinas. Tai dirba jis Dakarui. Rokai, tau reiktų ir čia atvažiuoti pasikalbėti su Julium. Yra buvęs. Yra buvęs? Nu viskas okei tada, žinau. Porą kartų, tai tikrai. Labai gerai. Garsiausi gaminiai, kurių yra tokie, kurių nelabai galiu minėti, bet yra buvę mūsų gaminių Hollywoodo filmuose. Jo, toks filmas Galaktikos sergėtojai, pats naujausias, tai jų pagrindiniam kosminiam laive sėdynės yra mūsų. Sėdynės? Jo, ir... O tai kodėl aš nemačiau print screeno ant sienos pas jūsų ofise iš filmo? Todėl, kad klientas, kuris pardavė ten mūsų gaminius, jis neleidžia mums reklamuoti jo vardą. Jis juos pardavė kaip savo. Taip, jis pardavė. Bet taip pat tas pats tiekėjas yra pardavęs ir sumontavęs mūsų sėdynės į Navy Sealų 7 būrį. Tai yra turbūt pats garsiausias būrys, kuris nukovė Bin Ladeną. Tai jie sėdėjo ant mūsų sėdynės. O čia kur sėdynės tas buvo? Jie turi irgi tokį specialių pajėgų katerį. Ai, tam katerį buvo sumontuotos jūsų kėdės, sėdėjo tie žmonės, kurie nukalė Bin Ladeną. Matot, ką mes čia turim? Sako, turiu idėją, kaip padaryti detalę, kuri kainuotų kelius šimtus eurų ir pamažintų tos jachtos svorį ir padidintų 30% efektyvumą. Nu, okei, sakau, kas per detalį? Sako, atsidaryk kompą. Sakau, neturiu, aš kaip pas mamą su telefonu sėdžiu. Sako, turi popieriaus lapą ir pieštuką. Pasiprašiau. Ir aš visą tą dieną ir dar sekančią dieną paaišėm, abudu darėm dizainą tos detalės. Paskui tokią detalę pagaminti užtruktų, manau, kokį mėnesį gal 2. Jis man davė 4 dienas ir 4 naktis. Tai dirbau, tada valandą pamiegu, vėl į darbą, valandą pamiegu, į darbą, valandą. Taip 4 dienas, 4 naktis. Tada su ta detalė sėdau į lėktuvą, nuskridau į Ispaniją, abu kartu užmontavom ant jachtos, išbandėm ir grįžau patenkintas. Jo, jisai užpatentavo ir dabar... O tai kokio dydžio ta detalė? Ir tu su šituo sėdėjai lėktuve? Jo, aš įsidėjau jį į snieglentės tašę ir į lėktuvą. Nuvažiavau į Varšuvą, nes buvo artimiausias skrydis. Dar jau mačiau, kai gamyba, kad maždaug už pusvalandžio baigsis, užsisakiau bilietus. Sėdau į mašiną į Varšuvą, iš Varšuvos į Barceloną ir už kelių valandų mes jau buvom sumontavę, leidom tą laivą į vandenį. Aišku, paslaptis, kiek tas dalykas kainuoja? Ne paslaptis. Jis 1000 eurų, bet
pats projektas kainavo bent 10 kartų brangiau, nes ne kiekvienas gali padaryti per 4. Per 4, nu tai taip. Esmė yra 70 gramų su tona nesulaužom. Šito daikto. Ne. Irgi mūsų kurtas daiktas. Yra... Tos rankenos, kur jos irgi laivuose. Jo, ant sėdinių montuojas, ant tų pačių labai greitai plaukiančių laivų sėdinių. Bet jos ir gražios. Jo, gražus daiktai. Tai apie plėtrą. Kur toliau? Kur toliau? Bandysim vietoj. Nes norisi įdarbinti tų tauragiškių, atrodo yra norinčių nemažai. O kaip kompetencijos, kaip specialistų randat? Jūsųgi specifika patys mokinat? Jo, labai sėkmingai sekasi išmokinti. Labai man patinka žmonės, kurie ateina nieko nemokėdami. Esu susidūręs su daug tokių žmonių, kurie jo darbas yra labai specifinis ir pasikvieti profesionalą, ir kuris jau yra daug metų tą dirbęs ir su juo yra daug sunkiau. Jeigu tau reikia kažkokių specifinių užduočių, kokybės, dar kažko, būna labai sunku įtikinti, nes jisai galvoja, kad jis viską žino. Ir iš tikrųjų labai smagu, netgi kartais lengviau yra su visiškai nauju žmogum, išmokinti nulipdyti žmogaus tai, ką reikia, ne? Jo, visi mokomės, einam mokymus, kaip tą padaryti, kaip mokinti, kaip kalbėti, kaip bendrauti. Iš tikrųjų, kaip verslą valdyti viską ir lipdom po truputį. Šiemet, iki pat šių metų augom dvigubai kiekvienais metais. Šiemet nusprendėm pristabdyti ir pajutom, kad iššvaistom nemažai resursų tam augimui, tada jau nebe viską valdom. Tai nusprendėm susitvarkyti viską viduj, visus procesus, sistemą, pasidaryti viską tokią normalią valdomą įmonę ir tada kitais metais turim planą tik nuo kitų metų vasaros pratęsti stipriai augti vėl. Nes verslas jis yra nuolatinis mokymasis, kaip mes norim, bet jeigu nesimokom, nežiūrim, nesiekam tendencijų, praktiškai ir augimą suvaldyti tai irgi yra menas. Jo, sunkiausia atrodo ir nes. Tai Juliau, labai ačiū už mažą ekskursiją, už gamybą, už įdomų pokalbį. Labai noriu palinkėti jums sėkmės, augti. Aš galvoju, kai mes atvažiuosim kitais metais, tikiuosi, jau čia galėsim pro šlagbaumą pravažiuoti. Tai ačiū tau labai. Ačiū tau.